Sveiki draugai, šiandien esam Klaipėdoje parodoje Supernamai 2024. Tai praeisim pro stendus, pažiūrėsim, ką įdomaus turim ir parodysim mūsų stendą. Sveiki, aš esu Karolis ir atvykau savo kolegą Eimantu į Klaipėdos parodą. Pristatysime SVIZ, AX Pro, Hikvision bei Rožė įrangas. Mūsų tikslas supažindinti bei pristatyti naujus SVIZ robotų siurblius Rožė distributoriais Rapome, tai papasakoti apie juos, taip pat apie Hikvision naujas termokameras bei kitus visus įrenginius, kuriuos turime. Sveiki, esame Veslas įmonė ir šiuo metu dalyvaujame parodoje. Tai ką galime pristatyti, tai turime premium klasės modulius, turime kaupimo sistemas, krovimo stotelės, tai mūsų įmonė tuom ir užsiema krovimo stotelėmis, kaupimo sistemomis, saulės elektrinėmis. Kuo mes esame išskirtiniai? Turime savo servisą, savo brigadas ir padalinius visoje Lietuvoje. Esame įmonė Grip Factory Baltic, mūsų misija Lietuvoje užsimti slystančius paviršius paversti neslystančiais. Vienas iš gaminių, ką mes turim, tai yra purškiklis, kuris padeda šlapes plyteles, drėgnas plyteles paversti į saugias. Kolega mano demonstruoja, vienoje vietoje yra nepadengta plytelė, o kitoje yra jau padengta mūsų priemonė. Tai sprendžiame įvairias problemas ten, kur yra slidu, nesaugu, atvažiuojam, padarom, kad būtų saugu. Sveiki, įmonė Idora reprezentuoja centrinės dulkių siurbimo sistemas. Sistemą sudaro centrinis dulkių siurblys, jį mes montuojame kažkur už gyvenamų patalpų ploto, tai garažas, katilinė, sandėliukas, jeigu yra butas, galima balkone. Vamzdynas išvedžiojamas arba grindyse, arba palubėje. Sienose yra įrengiami lizdai. Lizdai arba nešiojamai žarnai, arba ištraukiamai žarnai. Reiškia, nereikia nei atsinešti, nei nunešti, nei sandėliuoti. Jungiam, viskas vamzdynais keliauja į šiukšlių kibirą, prafiltruotas oras išpučiamas į lauką. Baigus siurbt, uždengiam ir siurblys žarną sutraukia. Valymas atliktas. Labą dieną, mes esame Imperial Decor įmonė, kuri užsieminėja 3D efekto lazerio paslaugomis. Kaip dabar matome, piešinuką, šitas, kuris galutinis vaizdas turėtų gautis. Įdomiausia dalis, kad šitas dažas ir užpurškia nelygumus. Darbas vis tiek išlieka toks pats tolygus, koks jisai būtent lygaus paviršiaus. Dar netgi įdomiau galima tokį išgauti įdomesnį efektą. Šitas lazeris dasideda dar stripai šalimais ir galim išgauti tikrai ilgą plotį, o aukštis pas mumis dabar, mes dar turime prailgintuvą, tai kažkur tai 3 metrai, apytiksliai, taip, 3 metrai. Sveiki, statybų paroda Supernamai Klaipėdoje, Švyturio arenoje, pristatom biologinius nuotekų valymo įrenginius Biotornado. Esam atvykę iš Vilnius, bet darbuojamės visoje Lietuvoje. Mūsų įrenginiai turintys 8 kameras, tai pasižymintis aukšto išvalyto vandens kokybę. Išvalytą vandenį galima naudoti kaip techninį, vejų, medžių laistymui ir panašiai. Čia yra įsikūrus įmonė Voltman. Įmonė Voltman Lietuvoje dirba jau virš 10 metų su vidaus ir lauko apšvietimu.
ir šiai dienai atsivežėm parodyti keletą išskirtinumų. Tai vienas iš išskirtinumų yra diržas, kuris yra kaip maitinimas ir ant jo yra didelis pasirinkimas skirtingų liustrų. Ir tas liustras galima bet kada nuimti, pakeisti jų vietą. Tai va čia yra gal daugiau matosi variantas, plonesnis diržas, daugiau matosi išskirtinumas tų pačių liustrų. Ir kaip ir minėjau, jas bet kada galima nuimti pagal poreikį ir uždėti bet kurioje kitoje vietoje ten, kur atsiranda naujas poreikis. Žinoma, yra ir diržų, ir pačių liustrų dizainas yra labai didelis. Taigi labai ačiū visiems, kas mus parodoje aplankėte. Džiaugiuosi kolegomis, kurie laimėjo išmaniausių parodos stendo nominaciją. Jeigu nebuvot parodoje ir neturėjot progos susipažinti su mumis, tai tą padaryti galite sekančiose parodose, kuriuose mes dalyvausime. Visą informaciją apie sekančias parodas galite rasti mūsų socialiniuose tinkluose, Facebook'e ir TikTok'e. Šiam kartui tiek ir